specifinis režimas dar, manau, kad tikrai dar ne visas. Aš manau, kad 75%, ką šiandieną dariau, nes tiesiog paskyriau šitom lenktynėm su šito automobiliu mokintis, o ne siekti rezultatų, nes jisai tikrai, ką dabar jau galiu pasakyti, kad tai yra didelis specifinis darbas su juo važiuoti labai tiksliai. Ir jeigu su juo važiuosi tiksliai, tai tikrai rezultatas bus geras. Visi turėjo tas pačias sąlygas, bet iš tiesų nelabai norėjęs ir iš dulkių išvažiavo sutikti kokį nors didelį medį. Tai prisisaugojom ir pasilikom saugią techniką rytojaus raliui, nes rytoj dar daug kilometrų, beveik 100, tai žiūrėsim rytoj. I think I was just a little bit braver than the others, and I had quite good pace notes. So, yeah, like I said, it will be like this, that Marek has to be my eyes, and I have to just push through. But yeah, in places we were almost stopping, and in other places when we could see we were really pushing, and it worked out quite nicely. We have a solid lead after the first day, so yeah, everything is good. And luckily tomorrow will be first, probably, so no dust issue tomorrow, but slippery roads, we have to see. Pradėjau atsilošinėti, dar pusę greičio ruožo buvo likę ir pačiam paskutinį finišo posūkį pražioplinau į tą slidžią dalį, išlindau ir vėl nuo kelio. Ten ne taip žiauriai, bet, nu žodžiu, nes prisistresavom su žygiu. Mes čia, mes šnekam, mes šypsomės, mes padarėm savas išvadas, mes žinome, kad mes konkurencingi, kad automobilis mums leidžia lenktyniauti ir leidžia aplenkti varžovus ir be abejo, kai automobilis šitą leidžia, tai jau yra didysis darbas link pergalės. Tai rytoj bandysim siekti ir džiaugtis kartu šventę su visais fanais ir mūsų konkurentais.